Gėda. Nu ką, pradedam skvotinti, iš pradžių su apšilimu, o paskui dėsim svoriuką, su tuščia štanga 15 kartų. Dar sykį padarysim su tuščia. Šitas pratimas taip pat svarbus yra mobilumui. Tai kiti negali pritūpti giliai, noriu tai akcentuoti ir manau geriau turėti mažesnį svorį, bet daryti nusileisti iki galo negu pusę etinai. Dabar užsidėsim po 10. Galva aukštyn. Važiuojam. Važiuojam su 80. Nieko gero šiandien. Reikia mažinti svorį. Didelė problema, neturiu stabilizavimo. Šiek tiek krypstu, todėl sunkiau daryti. Taip atrodo, kad pabenžinti gali daugiau, bet staklėse visai gerai galiu dėtis daugiau svorio. Čia šiek tiek reikia laviruoti, ypač stovėsena yra labai svarbi. Tai važiuojam su 70, tikriausiai nenusivilsim.
10-70. Gėda. Antras setas su 70. Kokius 8 daryti. Jeigu 8, tai bus gerai. Dešimt. Jau ką 10 padariau. 10 kilų nusimesim. Viskas varom į leg press. Ką leg pressas mano mėgstamiausias. Dėl to, jog negaliu. Pas mėgstamiausias pratimas dėl to, jog saugesnis negu pritūpimai. Čia faktiškai sudėtinga kažkaip susižeisti, kai nugara yra tiesi, nepasvirusi. Mašinoj gali teisingai daryti. Dabar akcentuosim hamstringus, užpakalį ir aišku, kuotsai pasijungs. Tai apšilsim su tuščiu svoriu ir paskui didinsim, žiūrėsim palei energiją. Šių aukščiau kojas pasidedu. Netgi su tuščiu svoriu jaučiasi, nes kuosai tikrai apšila nuo pritūpimo. Darom po 10. Nukuosai tai tikrai net pavargo. Keturgalvis visiškai neturi energijos. Čia tik 3 blynai, jo, taip jaučiasi. Nu jo, tikriausiai kad rytas. Nėra tik daug žmonių. Darysim tą patį. Nedidinsim svorio. Tikrai jau keturgalvis išmuštas, atrodo. Antras setas. 3 blynai. 10 pakartojimų.
Gerą kampą radau, nieko nesimato. Kitų žmonių, ta prasme. Paskutinis setas. Gerai, bus dar tų pratimų. Nu ką, pratimas hamstringam. Galiniam kojom. Koks šis svoriukas, bet nekeičiu svorio. Visai geras. Okay. Čia buvo 20 kg. Nedaug, geras svoris. Šiek tiek jaučiu sausgyslės, todėl visiškai pasiimti full reką tikriausiai neįmanoma. Ir kad galutinai išspausčiau, tai darysim hamstringam prie štangos. O dabar tiesiog apšilimas, keli setai. Tokie. Prone leg curl. Vadinasi automatas, mašina, kombainas. Nu ką, antras setas. Trys. Trečias setas. Vienas. Du. Trys. 10. Manau, 3 setų užteks. Dabar eisim prie štangos ir darysim romėniškus deadliftus. Kažką panašaus. Ką žodžio akcentuosim hamstringam. Tai va, važiuojam. Mano štanga užimta, tai varysim prie kitos. Tikriausiai staklėse. Nu ką, antrasis pratimas hamstringam. Tai kažkas panašaus į romėnišką deadliftą. Važiuojam. O, jaučiasi. Jaučiasi gerai, visai normaliai.
Dar arčiau noriu. O, pupa. Tikrai gerai jaučiasi. Ką biškį užsidėjau, po 20 kg kiekvienoje pusėje. Štanga neįsivaizduoju, kiek jinai sveria. Šita mašina nėra tokia lengva, ten slidinėja sunkiai, tai gal jinai net nieko nesveria, faktiškai galiu sakyti. Štanga sveria 10 kg, bet apskritai tas automatas nėra gerai padarytas, tai jisai prilaiko tą štangą. Nu, tai daleisim, kiam kilų, sakom, čia yra. Opa, gerai įsitempė. Opa. Faktiškai net nereikia sulenkti kojų. Daug labiau mėgstu šitą pratimą negu good morningus. Per good morningus nugarą labai apsikrauna, jaučiasi bent tas. Reikia išmokti daryti šitą pratimą. O su šituo šiek tiek yra ramiau. Galbūt sakyčiau lengviau. Ir manau netgi efektyvesnis negu darantis praeitą pratimą hamstringam, kadangi praeitam apsikrauna klausgyslės. Va, tą ir darom, bandom nudusinti raumenį, darantis kuo geriau, kuo tiksliau. Tai čia va mano tokia taktika. Nu ką, važiuojam dar į vieną setą. Kol niekam nesimaišom čia, pukojom. Gerai, dabar važiuojam, darysim kurlus. Dar reikės daryti blauzdom ir viskas. Tai žodžiai persiribau, vietoj darimo šlaunų keturgalvio dar padarysiu blauzdas, kadangi kad nereikėtų tiesiog vaikščioti pirmyn atgal. Tai užsimesim svoriuką. tą patį po 20 kg. Buvo. Tiene. One. Opa. 9. 10. 11. 12. Labai patinka man šitas pratimas ir vieta. Viskas yra staklėse. Pasikeli ant šito daikčiuko. Ir viskas pumpuoji. Galima mašinui tenai spausti, leg presą daryti. Bet vėlgi kampas man nepatinka. Ir toks jausmas, kad neužpumpuoji blauzdų iki galo. Arba turi tikrai iki galo lenkti jas.
Čia jau neįmanoma daryti įprastai, nes tiesiog visa apkrova gaunasi ant kojų. Tai ar pasiimu štangą už galvos, ar taip, apkrova gaunasi, ar ten sėdėti irgi nepatinka tose mašinose. Čia toksai universalus geras dalykas. Faktiškai nereikia kažkokių mašinų, jeigu turi šitą, gali daryti ir kojom, gali daryti bench pressą, viską gali daryti ir saugiai. Nu ką, trečias setas. Užteks. Nu ką, welcome to leg extension. Koks šis svoriukas? Tram 5 kažkur kilai. Kai kurie daro čia tarpus, bet aš kaip suprantu, tai priklauso nuo mašinos, nuo jos sėdynės. Ir aš nebūtinai akcentuoju ten pasidaryti tarpą, aš tiesiog prisilipinu, bet du arčiau. Ir tada viskas gaunasi gerai. Aišku, kitose mašinose jaučiasi labai kelienai. Tai dėl to pavyzdžiui pasviriu. Gerai. Nusprendžiau palikti tą patį svorį, 35 kg, bet daryti lėtai, akcentuotai. Bent jau 10 pakartojimų, bent jau. Žinau, kad kojam reikia daryti daugiau pakartojimų. Į kažkaip išmušim tą skaičių. Nu. Ar jūs pasiruošę? Taip, mes pasiruošę. Važiuojam. Jaučiasi gerai, smagiai. Važiuojam 15. 1, 2, 3. 11. Dar 4. 1. Nebuvo lėti, bet damušam. Dar vienas setas laukia. Kaitinam keturgalvį ir važiuojam su mašina, nes niekaip neįsim 100 metrų namo.
Ačiū, kad jau pats traukiu. Ne kojas. Viskas. Šiandienos kojų treniruotė baigta. Manau, kad nužudėm. Jeigu ne visas kojas, tai bent jau keturgalvį. Iki kitų vlogų, kitų nesąmoningų video. Čia buvo Gym Pliuso abonemento narys. Ką, bye bye.